Gerą šeštadienio popietę, brangus krepšinio mylėtojai, Urbo nacionalinė krepšinio lyga jūsų ekranuose. Sveikinamės iš Kauno, čia vietos Kauno Žalgirio dubleriai. Visai netrukus priims Marijampolės Sūduvos Mantringos ekipą. 24-asis Aurelijus Pukelis, 37-asis Ernestas Ieškus ir 80 Virvilys. Sugrąžins kamuolį žaidimą netrukus. Puikiai. Labai. Arbitrai bestarbuojantis šiame mače, nepristatėme jau rungtynių pradžioje tą. Padarėme dabar. Agresyvi Majaus Bulanovo gynyboje, akivaizdu, kad džiugelių. Toks buvo Rudaičio pasirodymas čia. Iš tolis prieš vis krepšinėje didelis žmogus galintis išplėsti aikštelę. Čia žalgiriečių klaida, užupis iki gal rungtai. Gražiai suvaikščiojo kamuolys, Daubaris iš toli, norinčius čia patekti legionierius. Kauno Žalgiris į savo... Toliau siunčiamas kamuolys. Tučnikas kelis kartus iš toli atakavo. Mantringos gynyba, nėra daug variantų žalgiriečiams. Į baudos aikštelę, sudėtingas metimas. Jucikas, Barnovičius bando atstovėti. Čia iš toli Labutis ir pataiko. Pasakė tikslą. O čia Bulanovas nieko nelaukdamas. Pavyksta atkovoti kamuolį. Dabar pats Rudaitis iki galo. Jeigu būtų pavykę dar ir čia užbaigti ataką, taip jau Martinonis išmestas tritaškių metimui, pataikyti nepavyksta. Rudaitis įima kamuolį ir puikiai kontra. Jau ne pirmas krepšininkas, kuris tų keitimų prašosi. Čia dar vienas. Toliau siunčia kamuolį Kičnikui. Kičnikas prieš Grungį, koks dar. Po varžovų klaidų sugebėjo pelnyti 6 taškus. Žaidžia Sūduva Mantringa, Jucikas iš krašto, metimas netaiklus ir žaibiška kontrataka, kurią... Priežasčių turėtumėm ieškoti. Dabar žaidžia žalgiriečiai. Kliučinykas iš toli. 3 sekundės atakai. Rudaitis iš toli. Pataiko, jau veda Kauno Žalgirio dublerius į priekį. Jokūbas Rudaitis. Čia dar perimtas kamuolys. Rudaitis. Oi. Kamuolių. Šimonis šokdina varžovą ir dabar... Komandas ir vėl žalgiriečiai. Turi galimybę tą skirtumą didint. Kajus Mikalauskas iš toli tikslus. Stabdo šiek tiek ataką. O čia Urbonavičius lydstelėjo jam kamuolį. Šimonis. Oi, kokį kamuolį iškišo. Kamuolį po varžovų krepšiu. Galų gale to padaryti nepavyksta. O čia Pukelis vis atkovoja kamuolį po varžovų krepšiu. Kliučinykas iš toli pataiko. Los metimas galintis vėl atstatyti lygybę ir Pukelis parketo. Pukelio perdavimas Viliui. Vilys turėjo erdvės. Kas beliko? Mikalauskas iš toli. Pataiko. Prie tritaškio linijos Rudaitis iš kampo. Nepataiko, tačiau čia ima kamuolį po varžovų krepšių Raupelis. Pukelis šokdina varžovą. Kliučinykas iš toli. Kartą Žalgirio jaunimo komandai. Paskutinė ataka Rudaitis išprovokuoja pražangą. Kokia bus atomazga? Rudaičio metimas tikslą pasiekia žalgiriečiai. Tučnikas, Pukelis. Ir dabar jau Pukelio nervų išbandymas, pirmasis tikslus. Ir Marijampolės Sūduva Mantringa yra priekyje lygiai sekundė. Tai įmanoma. Bulanovas spėja išmesti kamuolį ir pataiko! Pataiko Majaus Bulanovas! Ir Kauno Žalgirio dubleriai švenčia įspūdingą pergalę. Wow! Neįtikėtina, tiesiog neįtikėtina, didžiausi sveikinimai visai Kauno krepšinio bendruomeniai.